9 val. Ryto ir starto pradžią skelbiantis pistoleto šūvis Druskininkų pramogų aikštėje. Į 42 km ir 195 m maratono trasą išbėgo 55 dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos, kurie karštą Liepos 29-osios popietę finišavo Baltarusijos Gardino mieste. Tai jau antrasis tarptautinis draugystės maratonas Druskininkuose, subūręs įvairių tautybių ir įvairaus amžiaus bėgimo mėgėjus. Mes gyvenam Pasvalio regionuose, tiek Gardinas, tiek Druskininkai ir Euroregionas Nemunas esame nariais. Ir aš manau, kad mums tikrai bendrauti kaip kaimynams būtina ieškoti sąryšio taškų, būtina draugauti ir būtina žengti į priekį, atveriant sienas. Buvo dalyvių 96 užsiregistravę, tačiau atvyko ir užsiregistravo į bėgimui 55. Matyti įtakojo labai daug, kad didelis karštis, žmonės tiesiog kai kurie išsigando tos didelės temperatūros, kad gali neišlaikyti. Manau, kad galbūt kažkas finansavimo negavo, kažkas galbūt su vizom. Tai va toks yra momentas, kur iš tikrųjų neigiamai matyt paveikė būtent registracija dieną prieš maratoną. Draugystės maratono dalyvis Povilas Ramoška starto linijoje jautėsi puikiai, nors vos prieš savaitę jam teko įveikti 100 km maratono distanciją. Dažnas Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos maratonų dalyvis džiaugiasi puikiu renginiu ir dėkojo maratono organizatoriams. Nuotaikos visada geros būna ir pernai, kai bėgom, ir šiemet, nes organizacija tikrai gera. Na, oras tai šiemet bus jau sunkokas. Tikėkime prabėgti, nes čia pas mus nemažai žmonių yra susirinkę, kai kurie ir vakar bėgo maratoną dar ir šiandien. Tai maratonas pasidaro gyvenimo būdas, jau čia nieko nepadarysi. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojai Kristinai Miškinieniai teko garbė startinio pistoleto šūviu paskelbti maratono pradžią. Pasienio bendradarbiavimas tai nėra vien žodžiai. Iš tiesų, konkrečiais darbais turime įrodyti, kad mes galime bendrauti, draugauti, vykdyti bendrus projektus. Šis sportinis projektas vykdomas jau antrus metus. Iš tiesų, jisai parodo, kad ir siena yra nekliūtis įveikti sunkumus ir surengti gražius, prasmingus renginius. Sportas nežino sienų. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad gerbiamas Vytautas Lučinskas deda daug pastangų, kad tokie renginiai taptų tradicija mūsų gyvenime ir kad bendradarbiavimas, ypač su artimiausių kaimynų, kur siena čia pat, būtų vykdomas įvairiuose srityse šiuo atveju. Džiaugiamės, kad sportininkai, nežiūrint didelio karščio, čia yra Druskininkuose startuoja ir palinkėkime jiems, kad jie sėkmingai pasieks Gardiną. Trasoje virė atkakli sportinė kova. Pirmasis individualioje įskaitoje finišavo ukrainietis Aleksandras Kiptač. Jis vos 1 minutę ir 300 sekundės aplenkė antroje vietoje likusį Andrėjų Gordevą iš Baltarusijos. Moterų grupėje pirmoji finišavo Halina Karnacevič. Antroji vieta atiteko sportininkai iš Baltarusijos Natalijai Cicorinai. Maratono užbaigimo proga dalyvių ir žiūrovų Gardine laukia šventinis koncertas. Tikimasi, kad ir kitais metais dėkinga geografinė padėtis, įdomi trasa tarp abiejų valstybių sudomins ne vieną sportininką ir į mūsų miestą vėl sukvies maratono mėgėjus iš įvairių Europos šalių.